Nutiko rankoje, mato, kad šaldė ir kas yra. Nieko taip, daugiau teko pašaldė, tai parodys metu. Kaip prieš rytdienos rungtynę, kaip nusiteikia, kaip ruošiatės, kokia Rusijos komanda? Komanda pažįstama, komanda stipri, universali, daug keičiasi gynybai, greitai bėga, palaiko aukštą tempą, taip kad mes jau žinom, taip kad treneriai ruošia taktiką ir manau, kad pasiruošę esame neblogai. Ar tai, kad senokai nėra pavykę veikti Rusijos komandos, nesukuria papildomą kažkokio neigiamą barjerą? Manau, kad nesukuria, manau, kad tik motyvacijos dadeda, nes pralašinėm ir pralašinėm norėtųsi kažkada ir laimėti. Komandos puikiai pažįsta vienas kitą žaidėjai, taip pat galima tikėtis didelių siurprizų, ar tai tiesiog bus dviejų vadybos? Manau, kad siurprizų jokių nebus, paprasčiausiai laimėta lems smulkmenas ir maži dalykai nelems pergalę. Pagrindiniai rusų požiūriai, kad juos galėtų būti. Aukštas universalumas, Krepa, Mornė, Kirilenko, visi keičiasi tenais, ta prasme, ir lenkių gerų turi. Čia turbūt stipriosios pusės. Kokių rungtynių galima tikėtis rytoj su Rusijai, su komanda, kurią puikiai pažįsta? Aišku, rungtynės bus sunkios. Aš manau, mes pasiruošę jums, kažkaip tai draugiškas žaidėm varžybas, tai viena kita komanda, kaip ir žino, stiprias pusės ir silpnas. Žaidžių turi daug mūsų? Daug neturi, bet stengsimės prieš jau greitą puolimą. Tiek
tiek prieš Pikenrovą gintis, nes mes matėm prieš tai varžybose, kad sunku sekėsi su to tvarkytis, tiek šiandien neanalizavom, tai aš manau, kad susižiūrėjom. Ko labiausiai reikėtų vidėlyje? Idėjos nieko nereikia. Reikia išeiti kaupus tiek ir kovoti, žaisti, tiek pergalti. O kas lietuvių gali būti stipriosios pusės rinktinėse rytoj? Negaliu išduoti, su rusams prisvys. Nemoku rusiškai kalbėti, neišduos. Be šiaip nemoku. Tai, kad rusų įvardėjami yra kaip favoritai, sakykime, paros į naudą Lietuvai ir ne? Gal jie varys, ką nori. Kaip sakant, kyla vienos varžybos ir kas toliau, kas važiuos namo. Tai treneri apie rytdienos varžovus puikiai pažįstami, kalbėjom su Vladu, sako, kad tos rungtynės draugiškas, kurias pralaimėjot paruošiamajam laikotarpiui, nedaug ką pasako. Kaip jums palieka Rusijos komanda kokį įspūdį? Kontraklausimas, o jums kokį įspūdį Valėlė? Gera, bet tai mano nuomonė, žinot, niekam neįdomu. Kaip tai neįdomu? Tai pirmi grupėje, ką čia kalbėt, varžovas labai stiprus, rusai žaidžia gerą krepšinį. Labai greita, gudri ir gerai besigilinanti komanda. Jie antri pagal praleistus taškus šitam turnyre. Naudoja daug pasikeitimų gynyboje, keičiasi, sakysim, todėl kad turi pakankamai aukštų žaidėjų, neturi tokio varžovai, neįgauna pranašumo prie pasikeitimų. Kaitalioja įvairias gynybos sistemas ir, aišku, pagrindiniai žaidėjai Kirilenko, Fridzonas, Švedas, Mozgovas. Šitie. Visi tiek mums žinomi, tiek mes jiems žinomi. Ten yra tai, kad nepavyksta Rusijos veikti nei šią vasarą, nei praeitą vasarą draugiškose bent jau. Ar tai suteikia kažkokio papildomo diskomforto psichologinio, ar papildomos motyvacijos? Aš manau, kad daugiau motyvacijos yra. Norisi pagaliau vieną kartą įveikti. Tai būtų toks neblogas momentas.